Sveiki, šiandien pradėsime mokytis apie kombinatoriką. Kadangi tikimybės ir ši tema yra labai susijusios, dėl to ir norėčiau skirti porą video būtent šiai temai. Tai kombinatorikoje yra 3 pagrindiniai rinkiniai. Tai yra gretiniai, deriniai ir kėliniai. Ir šiandieną mes pradėsime nuo kėlinių. Taigi, kas yra kėliniai ir kada mes juos naudojame? Tai tarkim, aš turiu 3 raides A, B ir C. Ir aš norėčiau sužinoti, keliais skirtingais būdais aš galėčiau sustatyti šias 3 raides į eilę. Tarkim, gali būti ABC, gali būti ACB, BCA, toliau gali būti BAC, gali būti CBA ir CAB. Tai kaip matote, mes turime 6 skirtingus būdus sustatyti šias 3 raides į eilę. Tai iš esmės aš turiu 3 vietas, į kurias turiu sustatyti po raidę. Tai į pirmą vietą aš galiu statyti vieną iš 3 raidžių. Į antrą vietą aš galiu statyti jau vieną iš 2 raidžių, kadangi vieną aš jau panaudojau, tai man liko tik tai 2. O trečioje vietoje man liko tik tai paskutinė raidė. Tai sudauginę visus šitos skaičius aš ir gausiu atsakymą. Tai tokiuose uždaviniuose mes visą laiką naudojame kėlinius, o kėliniai yra žymimi P raide. P nuo N ir tai bus lygu N faktorialų. Tai mūsų atveju bus P iš 3 ir tai būtų 3 faktorialas. Kas yra 3 kart 2 kart 1. Ir mūsų atsakymas yra 6. Tai iš esmės, norint nustatyti, ką mes turime naudoti, ar kėlinius, ar gretinius, ar derinius, mes turime atsakyti į 2 klausimus. Tai pirmas klausimas yra, ar mums svarbi eilės tvarka. O antras klausimas yra, ar mes naudojame visus elementus. Tai šiuo atveju mes turime 3 raides ir mes jas visas naudojame. Tai atsakymas į antrą klausimą bus taip. Ir be abejo, mums yra svarbi eilės tvarka. Kadangi mes ieškome keliais skirtingais būdais, mes galime sustatyti šias 3 raides į eilę. Tai atsakymas į pirmą klausimą bus irgi taip. Tai kai mes į šitos 2 klausimus atsakom taip, tai mes visą laiką turime naudoti kėlinius. Tai sunkiausia dalis iš tikrųjų yra išsiaiškinti, ar mums yra svarbi eilės tvarka. Tai tarkim, jeigu mūsų klausia keliais būdais galime išrinkti 3 sportininkus iš 10 į varžybas, tai tarkim, iš 10 sportininkų aš pasirenku 1, 3 ir 5 sportininkus. Tai šiuo atveju mums būtų visiškai nesvarbu, ar aš išsirinkčiau 1, 3 ir 5 sportininkus, ar išsirinkčiau 3, 5 ir 1 sportininkus, arba išsirinkčiau 1, 5 ir 3 sportininkus. Šiuo atveju visos šitos kombinacijos yra lygios, kadangi mums reikia išsirinkti tik tai 3 sportininkus ir mums eilės tvarka yra nesvarbi. Tai tokiu atveju mums reikėtų naudoti derinius, bet apie juos kalbėsime vėliau. Tačiau kėlinius mes naudojame tik tai tada, kai mums yra svarbi eilės tvarka. Tarkim, mums reikia sustatyti 5 žmonės į eilę. Tai aš turiu 1, 2, 3, 4 ir 5 vietas ir turiu 5 žmonės. Ir man juos reikia sustatyti į eilę. Ir aš norėčiau žinoti, keliais skirtingais būdais aš galėčiau juos sustatyti. Tai be abejo, mums bus svarbi eilės tvarka ir mes naudosime visus elementus. Tai mes naudosime kėlinius. Tai bus P nuo 5. Tai į pirmą vietą aš galiu statyti vieną iš 5 žmonių. Tai man lieka tada 4 žmonės. Tai į šitą vietą aš galiu statyti vieną iš 4 žmonių. Ir taip toliau iki paskutinės vietos. Tai 5 faktorialas mums ir duotų visas įmanomas kombinacijas. Ir tai yra 5 kart 4 kart 3 kart
2 ir kart 1. Ir iš viso yra 120 skirtingų būdų sustatyti 5 žmonės į eilę. Tai jeigu mums yra svarbi eilės tvarka ir mes naudojame visus elementus, tai mes visuomet naudojame kėlinius. Tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.